Ogmandino didysis pasaulio prekiautojas ritinėliais. Rekomenduoju paklausyti bent po keletą kartų kiekvieną iš jų, kaip ir autorius buvo sugalvojęs originaliai. Tai 30, ne 30 kartų, 7 ar 3 ar kiek, bent daugiau negu vieną kartą perklausę audio arba tiesiog perskaitę patys, užfiksuosite šias nuostabias mintis, kurios tikrai motyvuoja save keisti. Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien nusiteikęs paskaityti jums ištraukas iš tokių knygelių dviejų. Čia yra 2 dalys. Knygos pavadinimas yra Didysis pasaulio prekiautojas. Įdomu, kiek iš jūsų yra girdėję. Trumpai, greičiausiai bus kiekvienoje dalyje po vieną skaitinį. Ir, pradžioj gal čia tas pirmasis video, kuris pristatomasis, o po to bus konkretesnės dalys. Tai knyga apie tai, kaip pasigerinti gyvenimą, paprasta, mažytė, trumpa. Ir joje rekomenduojama, tenais yra tokie 10 rankraščių, kur ten yra, reiškiasi, pagrindinis veikėjas, jisai nori tapti ten turtingu, laimingu. Ir būtent yra tokie slapti ritinėliai, rankraščiai, kuriuos perskaičius ir jų panaudojus išmintį, tas pagrindinis veikėjas patampa būtent turtingu, laimingu ir ten visko turi. Tokia trumpa, mažytė knyga, bet jinai nešanti savyje gilią prasmę, esmę. Ir aš pats skaičiau rytą vakarą tuos jų rankraščius, sakykime, knygos formate. Kiekvieną iš jų pasirinkdavau, perskaitydavau po kelis vakarus ir rytus iš eilės. Tai, sakykime, jūs kaip žiūrovai galėsite irgi patogiai peržiūrėti ne po vieną kartą video ir taip užfiksuoti rankraščiuose minimas tiesas. Tai būtent viršelyje, čia yra 2 dalys, viršelyje parašyta: jūsų gyvenimą gali pakeisti neįkainojama išmintis, pasiekusi mus per 10 senovinių rankraščių, parašytų prieš 1000 metų. Iš tikrųjų labai rekomenduoju visą knygą perskaityti, tačiau visos aš neskaitysiu jums. Ten yra papasakota ganėtinai tokių situacijų, kas kaip ką. Tai vat. Aš daugiau akcentuosiuosi į pačius ritinėlius. Taigi, galime pradėti. Tai šiame video bus pirmasis, o kituose bus kiti. Pirmasis ritinėlis. Šiandien aš pradedu naują gyvenimą. Šiandien aš atsisakau savo senosios odos, kurią turėjau pernelyg ilgai, kurioje pilna nesėkmės, žymių ir vidutinybės žaizdų. Šiandien aš iš naujo gimstu vynuogyne, kuriame vaisių pakaks visiems. Šiandien aš skinsiu išminties vynuoges nuo aukščiausio ir vaisingiausio vynmedžio, nes šie medžiai karta po kartos buvo sodinami išmintingiausių mano profesijos žmonių,
gyvenusių anksčiau už mane. Šiandien aš ragausiu šių vynuogių skonį ir nurysiu sėkmės sėklas, kurių yra kiekviename vaisiuje, ir naujas gyvenimas suvešės manyje. Darbas, kurį aš pasirinkau, yra kupinas galimybių, tačiau taip pat nestokoja ir sudužusių širdžių, nusivylimų ir kūnų tų, kuriems nepasisekė ir kurie buvo suguldyti vienas ant kito, o dabar meta šešėlį ant visų žemės piramidžių. Nesėkmė daugiau nebebus mano atlygis už kovą, kaip mano kūnas neprisitaikytas kęsti skausmą, taip ir mano gyvenimas nepritaikytas patirti nesėkmes. Nesėkmė, kaip ir skausmas, nepasieks mano gyvenimo. Praeityje aš priimdavau ją, kaip priimdavau ir skausmą. Dabar atsisakau jos ir esu pasirengęs priimti išmintį bei taisyklės, kurios išves mane iš patamsų į gerovės šviesą, į tinkamą vietą ir laimę, daug didesnę už tą, kurią mačiau savo beprotiškose svajonėse, kol netgi aukso obuoliai Hesperidės soduose atrodys niekas daugiau, o tik mano atlygis. Laikas daug ko išmoko tuos, kurie gyvena amžinai, bet aš neturiu amžinybės dovanos. Per man skirtą laiką turiu neskubėdamas mokytis kantrybės, nes gamta niekada neskuba. Norėdamas sukurti alyvmedį visų medžių karalių, jį sugaišta 100 metų. Svogūnas pasensta per 9 savaitės, aš gyvenau kaip svogūnas. Tai manęs nepatenkino. Dabar tapsiu didžiausiu alyvmedžiu, o iš tikrųjų didžiausiu prekiautoju. Tačiau kaip man tai padaryti? Aš neturiu nei žinių, nei patirties, kad pasiekčiau didybę. Be to, man jau teko suklupti dėl nemokšiškumo ir panirti į savęs gailėjimosi tvenkinį. Atsakymas paprastas. Aš pradėsiu savo kelionę neapsisunkindamas nereikalingomis žiniomis arba nereikšmingų patyrimų svoriu. Man gamta suteikė daugiau žinių ir instinktų negu bet kuriam miško žvėriui, o patirties reikšmę paprastai pervertini tie seni žmonės, kurie išmintingai linkčioja, bet kvailai kalba. Iš tiesų, tai patirtis išmoko daugiausiai, tačiau jos nurodymai atima iš žmogaus metus. Jos pamokų vertė mažėja su laiku, kurio reikia ypatingai išminčiai įgyti. Pagaliau ji randa žmogų išsekusį arba jau mirusį. Dabar daugiau patirtis gali būti lyginama su mada. Veiksmas, kuris sėkmingai pasiteisino šiandien, rytoj bus neįgyvendinamas ir nepraktiškas. Išlieka tik tai taisyklės, kurios surašytos ritinėliuose ir kurias aš dabar turiu. Šie dėsniai suteiks man didybę. Jie mane mokys, kaip išvengti nesėkmės, o ne kaip įgyti sėkmės, nes kasgi yra sėkmė, jei ne proto būsena. Kurie 2 iš 1000 išminčių galėtų pabrėžti sėkmę būtent tais pačiais žodžiais. Tačiau nesėkmę jie visuomet apibūdins vienodai. Nesėkmė yra žmogaus nesugebėjimas pasiekti savų tikslų, kad ir kokie jie būtų. Vienintelis skirtumas tarp tų, kuriems nepasisekė, ir tų, kuriems pasisekė, glūdi jų įpročiuose. Geri įpročiai yra raktas į bet kokią sėkmę, blogi įpročiai atviros durys nesėkmėms. Taigi, pirmasis dėsnis, kurio aš vadovausiuosi ir kuris bus aukščiau už visus kitus, aš išsiugdysiu gerus įpročius ir tapsiu jų vergu. Vaikystėje aš buvau savo jausmų vergas, dabar aš kaip ir visi suaugę žmonės esu savo įpročių vergas. Aš atsidaviau savo laisvą valią už metus, per kuriuos sukaupiau įpročius, todėl pastarieji mano gyvenimo žygiai jau nužymėjo kelią, kuris veda į grėsmingą ateitį,
Mano veiksmus valdo tironai, apetitas, aistros, prietarai, godumas, geismai, baimės, aplinka, įpročiai. Blogiausias iš visų jų yra įprotis. Taigi, jeigu man lemta būti įpročio vergu, te būsiu aš gerų įpročių vergas. Aš išsiugdysiu gerus įpročius ir tapsiu jų vergu. Ir kaipgi aš užbaigsiu šį sudėtingą žygį, tai pasidarysiu šių rankraščių dėka, nes kiekviename iš jų yra po taisyklę, kuri išraus blogą įprotį iš mano gyvenimo ir pakeis jį tokiu, kuris priartins mane prie pasisekimo. Nes tai dar vienas gamtos dėsnis. Tik įprotis gali pakeisti įprotį. Taigi šie žodžiai įkūnys savo paskirtį. Turiu įsiminti pirmąjį įprotį, kuris yra toks. Aš skaitysiu kiekvieną rankraštį 30 dienų, kaip nurodyta, prieš paimdamas į rankas kitą. Pirmiausia, aš skaitysiu tuos žodžius tylomis, kai prabusiu, tada skaitysiu juos tylomis. Po to, kai suvalgysiu savo pietus, galiausiai skaitysiu tuos žodžius vėl, prieš eidamas ilsėtis dienos pabaigoje ir, svarbiausia, kad tada juos skaitysiu garsiai. Kitą dieną aš viską pakartosiu ir taip tęsiu visas 30 dienų. Tada pereisiu prie kito rankraščio ir skaitysiu vėl 30 dienų. Taip darysiu tol, kol kiekvienas rankraštis mano rankose išbus po 30 dienų ir kol skaitimas nepavirs įpročiu. Ir kągi man duos šis įprotis? Čia slypi visų žmogaus laimėjimų paslaptis. Man, bekartojant tuos žodžius kasdien, jie taps mano aktyviosios sąmonės dalimi, bet dar svarbiau, jie pereis į mano pasąmonę, tą paslaptingą šaltinį, kuris niekada nemiega, kuris sukuria mano svajones ir dažnai verčia mane elgtis taip, kaip niekuomet nesielgčiau. Kai paslaptingoji mano pasąmonė sugers šių rankraščių išmintį, tada rytais aš pabusiu toks gyvybingas, koks niekada anksčiau nebuvau. Mano žvalumas padidės, mano entuziazmas augs, mano troškimas susitikti su pasauliu nugalės bet kokią baimę, kurią pažinojau anksčiau. Ir šiame kivirčų bei nelaimių pasaulyje aš būsiu laimingesnis, negu kada nors galėjau įsivaizduoti. Laikui bėgant pajusiu, kad susiklosčiusiomis aplinkybėmis elgsiuosi taip, kaip nurodyta rankraščiuose. Todėl labai greitai tuos veiksmus ir reakcijas lengvai įveiksiu, nes bet koks veiksmas, įgūdis pasidaro nesunkus. Tada, kai atsiranda naujas ir kilnus įprotis, kuomet veiksmai tampa lengvi ir nuolatinio kartojimo, tada malonu juos vykdyti, o kai malonu juos vykdyti, tai žmogaus prigimtis skatina juos kartoti dažnai. Kai aš ką nors darau dažnai, tai tampa įpročiu, aš pasidarau jo vergu, o kadangi tai yra geras įprotis, tai tokia pat yra ir mano valia. Šiandien aš pradedu naują gyvenimą ir šiandien aš sau duosiu iškilmingą priesaiką. Niekas nesukliudys mano naujajam gyvenimui. Aš nepraleisiu nė vienos dienos be rankraščių skaitymo, nes toji diena nebus sugrąžinta ir aš negalėsiu pakeisti jos kita. Aš neturiu sulaužyti kasdienio skaitymo įpročio, nes tiesą pasakius, kasdien jam sugaištos kelios akimirkos yra tik mažas užmokestis už laimę ir pasiekimą, kurie bus mano. Kai aš nuolatos ir daug sykių skaitysiu rankraščių žodžius, niekada neleisiu savo nei sutrumpinti, nei lengvabūdiškai suvokti jų išminties. Tūkstančiai vynuogynų išspaudžiamų, kad pripildytų ąsotį vyno, o jų odelė ir minkštimas išmetami paukščiam. Tas pats ir su išminties vynuogėmis. Daug kas bus perkošta ir išmesta pavėjui, tik gryna ir švari tiesa yra žodžiuose, kurie ateis. Aš gersiu ją kaip nurodyta ir neišpilsiu nė lašelio. Ir prarysiu pasisekimo sėklas. Šiandien mano senoji oda pavirto dulkėmis.
Aš vaikščiosiu aukštai iškėlęs galvą tarp žmonių ir jie manęs nepažins, nes nuo šiandien aš esu naujas žmogus, gyvenantis naują gyvenimą. Tai štai buvo pirmoji rankraščio dalis, ritinėlio dalis, toks įžanginis. Na, o kiti truputėlį bus trumpesni. Taip kad dėkui, jog skirite laiko savo kompetencijoms. Su jumis buvo Arimas ir iki kitų kartų.